Ar tau teko girdėti suriebėjusios kepenys? Jeigu dar esi labai jaunas, tikiu, kad nesi išgirdęs šio pasakymo, bet jeigu jau esi tam tikro amžiaus, tikiu, kad teko išgirsti. Tai kas kitos suriebėjusios kepenys? Kepenų suriebėjimas tai tokia būklė, kai kepenų ląstelėse kaupiasi per daug riebalų. Tuomet kepenų funkcija susilpnėja, taip pat suprastėja mūsų virškinimas ir mes jaučiamės itin prastai. Kepenų suriebėjimą signalizuoja neturėjimas apetito, pavalgius jaučiamas silpnumas, dažnas pilvo pūtimas, pykinimas, neturėjimas jėgų, pageltusi oda ir kūno niežėjimas. Tikriausiai tau įdomu, dėl kokių priežasčių atsiranda tas kepenų užriebėjimas. Pirmas labai svarbus dalykas – per didelis alkoholio kiekis, nutukimas, badavimas, cholesterolio įtakoja blogasis ir cukrinis diabetas turi įtakos. Kągi daryti, kad šios problemos nebūtų? Atsisakyti alkoholio arba sumažinti jo vartojimo kiekį. Fizinis aktyvumas, subalansuota mityba, reguliuoti savo svorį ir naudoti tam tikrus papildus, kurie padės išvengti šios problemos. Kadangi paminėjau, kad norint padėti savo kepenim, kad nesuriebėtų, vienas iš punktų gerti papildus, tai labai džiaugiuosi, kad FM kompanija sukūrė itin kokybiškus ir vertingus papildus šiai problemai spręsti. Be galo laiminga. Tad štai mano rankose nuostabusis riebalų blokatorius, kuris riboja blogųjų riebalų pasisavinimą, gelbsti nuo kepenų suriebėjimo, nuo blogojo cholesterolio atsiradimo ir mažina nereikalingus kilogramus. Sveikata yra pats didžiausias turtas, tad būkim sveiki, būkim laimingi ir ieškokim būdų sau padėti be tablečių.